Sveiki, bičiuliai, kurie stebite mano asmeninę laidą Iš širdies. Ir šiandien mano laidos svečias yra visiems gerai žinomas, mylimas kunigas Ričardas Doveika. Labas vakaras visiems. Labai dėkoju, kad valdovų rūmose tokioj vietoje iškilioj tenka man pačiam pirmą kartą daryti interviu. Ir ačiū, kad sutikote duoti interviu. Ačiū. Laida vadinasi Iš širdies. Ir labai tinka šitie žodžiai jums, nes dažnai girdžiu iš žiūrovų, katalikų, kad esate labai gilus, šviesus žmogus, visada pozityviai kalbantis apie žmogaus gyvenimo prasmę. Ir šiandien kalbėjote apie pasninką. Kas jums yra pasninkas? Ačiū labai už gerą žodį. Dėdu atkreipė į širdį, nes kiekvienas žodis labai pareigoja ir tarnystė žmonėms įpareigoja. Ir manau, kad mes visi kartu ieškomės, kad dužlus, būdamas prieš kitą dužlų, gali sukurti. Ir mano ta visa kunigiška tarnystė yra aš pats, būdamas silpnas ir dužlus, tarnaudamas silpniems ir dužliems, sukuriam tą pasitikėjimą, bendrą keleivyystę. O mes kartu su jumis šį vakarą buvom pakviesti į labai gražią musulmonų bendruomenę surengtą vakarienę, į Iftak vakarienę, kur Ramadaną musulmonai pradeda, mums pradėjus vakar gavėnios laiką. Tai manau, kad tas pasninkas, susilaikymas, malda, išmalda, tas gražus laikas yra mums iš tikrųjų šventė. Šventė, kurioje mes galime atsigręžti vieni kitus, atsigręžti į savo santykius, nes man gražiausias apibrėžimas, kas yra žmogus. Žmogus yra santykis. Ir ką ir popiežius prašo, kad pasninkas tai pirmiausia yra nuginkluoti savo kalbą, nuginkluoti savo piktus žodžius, nuginkluoti savo aroganciją, nuginkluoti savo susireikšminimą, pavydą, puikybę ir į tą vietą susigrąžinti džiaugsmą. O gavėnios vaisius tai džiaugsmas. Džiaugsmas yra ne šypsena veide ir ne gera nuotaika. Džiaugsmas yra egzistencinė laikysena, kad mano gyvenime užtenka vietos dviem – Dievui ir kitam žmogui. Tai man čia ir slypi kaip kunigui visa pasninko esmė, kad mano gyvenime užtenka vietos Dievui ir žmogui. Taip, pasninkas yra atgaila, taip, aš einu išpažinties, taip, aš turiu ką atsiprašyti, taip, aš esu mirtingas, nuodėmingas, dužlus, bet ką šiandien sakiau visiems susirinkusiems, gavėnios metu ir pasninko maldos išmaldos metu, kai mes apmąstam tam tikras netektis ir mirtį, mes matome, kad Kristus ateina į mirties centrą ir mirtis tampa vieta, kurioje apsireiškia Dievas. Ir kad mes visi tos praktikos reikalingos tam, kad mes suprastume tą didįjį meilės įvykį, kurį minėsim didįjį penktadienį, nes kai tik tai meilė prisiliečia prie realybės, baigėsi visi romantiškumai, visos gėlytės ir širdelės. Ir tu turi prisiliesti prie mirties, prie skausmo, prie kančios, sergančio žmogaus, pasimetusio žmogaus, gyvenimo sudaužyto žmogaus, mirštančio žmogaus. Ir gebėjimas prisiliesti, mylint prie mirties, yra tas tikras vaisius visų tų praktikų, tų 40 dienų, kurios mes katalikai minim gavėnioje, musulmonai mini Ramadaną, kitos monoteistinės religijos mini savo ritmu. Ir tas mane padaro, kaip ir šiandien sakiau, ne ateities žmogum, bet amžinybės žmogum. Gerbiamas Ričardai, jūs esate ne tik kunigas, bet ir žmonių draugas. Ir ant tiek daug to turite nuolankumo. Iš kur tiek pas jūs yra tokio gražaus, išraiškingo žodžio, kuris tiesiog sušildo žmogų, jis tampa geresnis, jis nusiramina. Iš kur tokia Dievo dovana? Labai norėčiau, kad taip ir būtų, kad mes iš tikrųjų būtume vienas kitam broliai seserys, kad mes iš tikrųjų vienas kitą labai gerbtume, vienas už kitą labai kovotume. Kai pakliūname melagienas, mes viens kitą iš melagienos trauktume, o ne spjaudytume įvairiausiais išsireiškimais, išrašinėtume visų tam tikrų lygų ir diagnozių kvitukus, bet iš tikrųjų gebėtume atsiklaupti vienas prieš kito ir iškuopti vienas kito pasimetimą, galbūt net kartais tą visą gyvenimo tamsą ir mėšlą. Aš neturiu jokių ypatingų nei dovanų, neturiu jokių ypatingų žodžių, tiesiog tą, ką darau, aš bandau įdėti vieną dalyką, labai didžiulę pagarbą ir meilę žmogui. Nes ir mano gyvenimo tikslas yra ne tik
ne tik vykdyti Dievo valią, bet taip pat ir išganyti savo sielą. Aš esu tikintis žmogus, esu nuodėmingas, dužlus, paprastas, man reikalingos visos tos praktikos, ką aš sekmadienį sakau žmonėms, ir atsiprašyti, ir atleisti, ir nuodėmę apgailėti, ir išpažintį atlikti, ir gerą knygą paskaityti, ir išsimiegoti, ir kartais savo charakterį arba savo temperamentą suvaldyti, ir jį dovaną paversti. Tai ir manau, kad kai toks ateini tikrume į kito žmogaus gyvenimą, jisai pajunta tą tikrumą, jisai atsiveria ir atsiveria. Tai yra žmonių, kuriems patinka, yra žmonių, kurie niekada tavęs nekęs, yra žmonių, kurie visą laiką tave pamatę susinepatogins, bet aš manau, kad mes kiekvienas galime pasiekti tokią laikyseną, kad mes galime labai nuoširdžiai patarnaudami žmonėms užsitarnauti pagarbą. Ir to, kuris tave gerbia, ir to, kuris norėtų pereiti kitą gatvės pusę, tave pamatys. Smalsu paklausti, pašaukimas į kunigystę, kada prasidėjo? Kiek metų buvo jums? Čia vienas kunigas gerai sakė tokius klausimus, sako, jūs neklauskit, kaip mes tapom kunigais, klauskit, kodėl mes jais esam dar šiandien. Tai, nežinau, tas pašaukimas turbūt jisai brendo natūraliai, kai buvo padėtos visos galimybės sukurti šeimą, auginti vaikus, įgyvendinti savo svajonės, kurias man pavyko įgyvendinti, ir specialybė, ir vyrėjo specialybė, ir šokis, ir šokio patirta yra patirtis. Tai tie visi dalykai, kurie leido tiesiog sąmoningai priimti tam tikrus sprendimus ir supranti, kad jeigu atrandi erdvę, kurioje gali realizuoti geriausiai save, o ne vaikyti savo kažkokių tai įsitikinimų ar svajonių, bet realiai konkrečiai pašvęsti savo gyvenimą ir turi drąsos apie tai apsispręsti, tu žinokit nieko neprarandi. Ir viskas, kas mano kelyje yra, viskas iš tikrųjų tampa labai gražiais įrankiais. Už tai reikia kovoti, už pašaukimą reikia kovoti, pagundų yra, tamsa visuomet puola, bet turi bendruomenę, turi maldą, turi tikėjimą, turi pats kur atsiklaupti ir kam savo širdį išreikšti. Ir tas turėjimas ir turbūt suteikia tos stiprybės tiesiog išbūti tame kelyje, kuris apsisprendė su būti. Man teko laimė krikštytis pas šviesios atminties monsenjorą Vasiliauską katedroje. Ir tuo metu jūs ten taip pat dirbote, atlikote tarnystę. Taip, aš katedrą nuo jos atidavimo dienos. Nuo to rytmečio, kai kardinolas Sladkevičius pirmas mišias aukojo, dar prie uždarytos katedros. Dar prie uždarytos. Tada monsinjoras Vasiliauskas mus keletą vaikinukų atsivedė iš Ratilo bažnyčios pagelbėti jam pradėti visą tą kunigišką tarnystę katedrą. Tai mes esam katedrą grindis plovė, šiukšles nešė, visus darbus dirbę ir paskui prie to paties altoriaus pačiam klebonam teko. Koks jausmas buvo kartu tarnauti su monsenjoru Vasiliausku? Didysis mokytojas. Didysis mokytojas. Taip, didysis mokytojas kartu to meto epocha ir kardinolas Sladkevičius, ir vyskupas Steponavičius, ir tėvas Stanislovas, ir vyskupas Boruta Jonas. Aiškiai, visi to meto šviesuoliai jo, kai atvažiuodavo ir Bradūnas, skaitydavo eilėraščius, Brazdžionis skaitydavo, kai žmonės klaupdavosi, kai tautos dainiai, rašytojai, poetai eidavo per katedrą, skaityti eilėraščius, žmonės klaupdavosi. Kokia pagarba buvo kultūrai, kokia pagarba buvo rašytojams, kūrėjams ir tuo pačiu kokia buvo jų tarnystė tautai, kurie visada išlaikė ištikimybę žodžiui, gramatikai, eilės skambesiui ir istorijai, kultūrai, papročiams mūsų tautos. Kalbate apie kultūrą, kurią ištiko tam tikras, kaip sakyti, šioks toks šokas įvyko neseniai, buvo mitingų ir panašiai. Ir teko jūsų kalbos klausytis berods Paberžėje. Ir buvo kartu ir skaudu, ir kartu džiugu klausytis, kai jūs kalbėjote apie poetą Justiną Marcinkevičių. Taip, aš asmeniškai pažinojau jo kūrybą ir bendrautą ir labai dažnai tos bendrystės būdavo ne kur kitur, bet katedroje, kartu su monsinjoru ir Zakristijoje pokalbiai, ir pieno gėrimas kartu ir jo tarnystė. Tai aš manau, kad mes turime tokius šviesulius, kurie net ir klaidinti, suklaidinami arba provokuojami suklysti,
visuomet kaip sfinksai iš pelenų pakildavo tautos tarnybai. Ir jie liko visą laiką ištikimi tautai. Tai toks man yra Marcinkevičius. Ištikimi tautai žmogus. Dėkuoju Jums už šiltą pokalbį ir gal kokį palinkėjimą pasakytumėte iš širdies žiūrovams. Visiems linkiu labai didelio tikrumo. Kas esam tikinti žmonės, neatsiprašinkim, kad mes tikime ir nesiteisinkime. Darykime tyliai gerus darbus ir tegul tų gerų darbus vaisius mato visi. Tai labai noriu nuoširdžiai palinkėti pagarbos vienas kitam, tikros kultūros, tikro nusižeminimo vienas prieš kitą, atsakomybės vienas už kitą ir džiaugsmo, kad mūsų tautos kasdienybė yra vietos Dievui ir šalia esančiam žmogui. Tai gera prie Jūsų stovėti, tokia šiluma eina sklindančiai. Ačiū Jums labai. Ačiū. Laikykitės. Sudėjau. Ir dar kartą bus apmąstytas didįjį penktadienį, nes jeigu tas, kuris iš meilės neprisilietė prie mirties, yra nevertas nieko ir to pačiu paties gyvenimo. Tai mūsų krikščioniškas, katalikiškas pasninkas save talpina supratimą, kaip Dievas elgėsi su nuodėme, kaip elgėsi su mirtimi, kuris save apreiškė, kad prikaltas prie kryžiaus jis dar kartą pasako, mirčiai aš tampu tavo mirtimi, nes jeigu mylėdamas nesi pasiruošęs numirti, tavo gyvenimas yra bevertis.